Tai, ką išvydau užsukusi į šį žalią kambarį, mane pribloškė. Nesitikėjau tokių ryškių spalvų. Šis gėlynas aiškiai ne romantikams. Jis drąsiems ir energingiems. Čia nėra solelių, skulptūrų. Nėra jokio dekoratyvinio augalo. Vien tik ideali veja, gyvatvorės ir už jų rūmai. Čia ateinama ne ilsėtis, o grožėtis ryškiaspalviais žiedais. Pažiūrėkim, kokiegi augalai kūrė visą šį grožį. Džiaugiuosi, kad prie daugelio iš jų yra informacinės lentelės, nes jų visų tikrai nepažįstu. Kai kuriuos, prie kurių jų nebuvo, pamėginau identifikuoti interneto pagalba. Jei pastebėsite kokių nors netikslumų, labai tikiuosi, kad juos ištaisysit. Bene pats ryškiausias akcentas man dar nematytos spalvos turkiški gvazdikai. Už jų beveik juodos spalvos šilokas. Rudenį jisai žydės vyšniniais žiedais. Sprigės. Iš žolinių augalų čia yra imperatos red baron. Dekoratyviniai česnakai šuberti. Už jų yra monarda. Vadinasi jinai Be Happy. Penstemonas. Veislės nežinau, nes lentelės nebuvo. Šitie žali lapai, man atrodo, kad krokosmija. Tiksliai negaliu pasakyti, bet labai panašus į jų lapus. Likau sužavėta rusmenėmis. Pagal išvaizdą manau, kad tai yra veislė Cherry Brandy. Neradau lentelės, nebuvo, bet internete randu kažką labai panašaus būtent į šitą veislę. Gyvai atrodo labai gražiai, labai gražios spalvos, labai gražiai dera jos šitame gėlyne. Jau nužydėjęs lubinas. O čia po kurio laiko žydės floksas. Labai įdomus floksas, gaila, kad nežydi. Įdedu nuotrauką, pasižiūrėti, kaip atrodo jo žiedai. Rudenį žydės krūminis astras. Šitas astras yra baltažiedis, smulkiais baltais žiedeliais. Rūgtis tokia mažytė, visiškai palei žemę. Tai šakniastiebinis augalas kilęs iš Himalajų. Dar kartą pasižiūrėkime, kaip gražiai atrodo dekoratyviniai česnakai šuberti. Jiems, kad jie gerai žiūrėtųsi, turi būti tamsus fonas. Čia šalavijas žydintis raudonais žiedais. Ir štai šitas tamsialapis augalas yra blakžudė. Jo lapai būna tamsus, žiedai balti, užauga gana aukštas, netgi iki 1,70 m ir žydi rugpjūtį rugsėjį. Gaila, bet šiuo metu tai žiedais mes nepasigrožėsim. Baltai žydintis augalai yra šalavijas. Astilbės. Goštautinė gaisrena. Man visiškai negirdėtas pavadinimas, bet pasirodo tokie augalai yra. O štai šitie ryškus raudoni žiedeliai, kurie iškyla virš viso gėlyno ir tarsi lengvas šydelis jį visą apdengia, tai yra žiognagė.
aguonos, o štai šitie tamsialapiai augalai, kurie dar nežydi, yra kardinolo lobelija. Irgi labai įdomiai atrodantis augalai, labai gražiai žiedais. Nuotrauką iš interneto aš jums įdedu. Šalavijai žydintis raudonais žiedais. Labai gražios ežiuolės, labai graži spalva, labai įspūdingai jos čia atrodo. Ir gėlyno pabaigoje, kaip ir pradžioje, yra pasodintos imperatos ir šilokai. Galite matyti ežiuolių veislę. Taip vadinasi aguonos. Nuotrauką, kaip jos atrodo žydėjimo metu, įdedu taip pat pasižiūrėti. Ir aišku, negaliu atsižavėti dekoratyviniais česnakais. Aš tokį turėjau, bet neradau, kaip įkomponuoti į savo gėlyną. Jie yra labai įdomios formos, labai ilgi spindulėliai, va šitos žiedstiebiai. Ir patys česnakai yra neaukšti. Jų praktiškai plotis žiedyno yra toksai pat kaip ir kotelio aukštis, todėl jie tarsi dingsta gėlyne. Žaliame fone jie nelabai gerai išryškėja. Tokie gėlynai yra nuostabus tuo, kad jie visą laiką keičiasi. Jeigu mes ateitume po savaitės, mes pamatytume visai kitokį vaizdą. Kai kurie augalai būtų jau nužydėję, kiti pradėję žydėti. Ir vat šita nuolatinė kaita daro daugiamečių augalų gėlynus labai įdomiais. Būtų labai įdomu pamatyti šitą gėlyną nuo pat pavasario. Aš manau, kad jisai būtų nuostabus bet kuriuo metu. Labai gerai parinkti augalai, labai gražūs spalviniai deriniai. Ir visa visuma yra labai harmoninga. Turi labai gerai išmanyti apie augalus, kad sukurti vat štai tokią gražią kompoziciją ir kad ta kompozicija bėgant laikui visą laiką išliktų tokio pat aukšto meninio lygio. Jau nužydėjusi ekvilegija įdedu pasižiūrėti, kokios spalvos buvo jo žiedai. Čia dar užsilikęs vienas lubino žiedelis ir aš matau, kad jisai buvo baltas. Rundalės soduose dar liko daug įdomių gėlynų. Tikiuosi, kad kartu aplankysime ir juos. Iki kito pasivaikščiojimo.